Sveiki, susijungę vėl į mūsų pokalbių šou. Šiandieną, šiandieną vėl pakartotinai sugrįžo Edita. Pasikalbėti tik šį kartą apie tai chi praktiką, kurią užsiema jau, paklausiu, net pati skaičiavo ilgai 16 jau metų, ne? Ilgokai jau turi ką pasakyti, jau ir iš praktikos, ir teorijos. Kaip ten yra? Atrodo, tai jau čia prabėgo tie metai, tai kaip keli metai, tikrai nepasijautė to bagažo, kuris yra sukaupęs. Atrodo, kad čia, tik papramogavom, pavažinėjom, palankėm, jau iš tiesų, kaip bandai atgaminti, kiek visokių įvykių įvyko per tos metus, tai wow, iš tiesų wow, ir mokytojai keitėsi, ir patirtys įvairios buvo, atradimai įvairiausi. Iš tiesų, tie 16 metų tokie užpildantis, verta prisiminti. Aš pas Editą lankiau 2 metus tai chi ir iš pradžių atėjau ir tokia taškiausi, ten papasakosim tuo, apie ką yra, bet iš principo tai yra lėti judesiai ir savo energijos suvaldymas ir pajautimas. Ir aš niekaip negalėjau pusę metų pajausti tos energijos ir po pusę metų kažkaip tai atėjo ir tada tai buvo gera ir gydantis reikalas buvo, išgydė porą tokių negalavimų ir galvojau, wow, iš tikrųjų tai yra lėtas judesys, darbas su energija, tu jos nematai, tu ją pradedi jaust ir taip, tikrai kažkas čia yra tokio, kai pats pajauti, kai pats praktikuoja, bet sunku kitam papasakoti, ne, kol kažkas nepabandė. Sunku perteikti tai, kas yra nepažįstama. Kaip ir tam, kuris neturi uoslės, papasakoti, koks yra gėlių aromatas. Tai čia lygiai panašiai. Atrodo, judesys kaip judesys, bet jis turi savo skonį, jis turi tą subtilumą, turi tą gylį, išjautimą. Ir kol tu jo neatrandi, tai tiesiog fizinis judesys. Atrodo, mes tiesiog bandom imituoti kažkokį ten rankų, kojų judesį, o kai atrandi apie ką jis ir ką tu turi jausti, kokį gylį panirti, tada visai kitas jausmas daryti, visai kiti pojūčiai, viduje būsena visai kita pasikeičia, visiškai pasikeičia nuotaikos. Kaip meistras, vienas iš mano mokytojų sako, tai hormoninė sistema net pasikeičia, ne? Tai nuo mūsų emocijų viskas priklauso. Tai nerealu, iš tiesų tai yra labai nerealu. Ir anksčiau, kiek aš matydavau, kad tai būdavo labai mistifikuojama, kad čia kažkas tokio, wow, tame. Realiai mistikos nėra, jokios ten mistikos nėra. Aš netgi galėsiu papasakoti, pasidalinti, iš kur visa tai ateina, kaip tai pasireiškia, kodėl, per ką ir panašiai. Tai va, o papasakok geriau tu man, kaip tau pavyko pagaliau panirti į tą gylį, kaip tau pavyko atrasti, ką tu padarei kitaip, kas tavyje įvyko, kokie pokyčiai? Realiai, kai atėjau į praktiką, čia kėdė šakinė, sakei, pajauskite, ar šyla delnai. Ir niekaip jie nešylo, nes tada reiškia, kad ši energija, apie kurią truputį šiandien ir pakalbėsim, nes yra tai chi praktika, tai chi yra ta energija, kuri yra nematoma, bet per mus cirkuliuoja. Kai mes jausim delnus, tada, kad delnai šyla per praktiką ar po praktikos, tada jau pajusim tą chi energiją. Ir tai pusę metų, vėl žiūri tos delnų, nejaučiu, ir staiga pradėjau jaust. Aš nežinau, kas ten įvyko, bet aš žinau, kad pradėjau dėmesį valdyti ir lėtinti judesius ir išjaust judesį, nes ten tai čia yra toks lėtas judesių darimas, išjaučiant, ne? Žinok, net nežinau kaip, bet nurimau ir ateidavau pas tave penktadieniais į praktikas išsitaškius po pilnos darbo dienos, po savaitės, netgi ne dienos. Ir išeidavau tokia, nežinau, kaip po savaitgalio atostogų, po 1,5 valandos praktikos. Tai aš žinau efektą, bet nežinau, kaip tą padariau, bet nuolatos tęsiant tą praktiką vis ramiau. Ir jo, sakau, pajaust reikia, nes čia nepapasakosiu žodžiais. Kaip pati susidomėjai, atsimeni?
Pakartok, neišgirdau. Kaip pati susidomėjai šitą praktiką prieš 16 metų, kas tave užkabino? Noras patirti kažką daugiau. Ne, iš tiesų, tai aš nuo vaikystės svajojau apie tuos dalykus, nuo 10 metų, kai atsirado pagaliau tokie meniniai filmai, kuriuose parodė būtent šitus ušų judesius, kaip ten gražiai kovoja, vartosi, mušasi, ten gelbėja vieni kitus. Vienu žodžiu. Ir aš žiūrėjau ir jaučiau, kad ten yra kažkas daugiau, ten yra kažkas man labai pažįstamo, labai artimo. Matau, kaip atlieka judesius, tas kovų scenas ir jaučiu, kaip mano kūnas, jis tarsi prisimena, atgamina apie ką visą tai. Tarsi žino, kaip reikėtų visą tai padaryti. Na ir aišku, čia gyveni paprastą socialinį gyvenimą, tokie darbai, vaikai, mokslai. Ir nėra laiko hobiam, nėra laiko ir nėra galimybių, gal nelabai ir tų mokytojų pas mus Lietuvoje iš pradžių buvo. Ir tam tikrų metų, kai pradėjo keistis kažkas viduje, tokio, atrodo viskas gerai, bet viduje negera. Nėra ar pilnatvės, ar kažkoks nerimas vidinis. Atrodo, viskas gerai, santykiai gerai, darbai gerai. O viduj kažkas ir ta sveikata tokia pašlubuojant ir nesuprasti, kas daktarai nežino, neranda nieko, tarsi pati savo lygų ieškočiau. Ir galiausiai pamačiau aš kinų meistrą nuotraukoje kaip reklamą su vėduoklė pritūpusi. Ir taip, tai yra tai, ko man reikia, būtent tai, ko man reikia. Ir vyrui, kaip, sakau, važiuojam, bandau jį prikalbinti, sakau, važiuojam, išbandysim apie ką, tai padarysim keletą ten pratimų, išmoksim namuose, galėsim ten tęsti. Na, tai tie keletą pratimų, keletą mėnesių užsitęsė jau pilnų 16 metų ir gal daugiau. Ir tai nesibaigia, tai tebesitęsia toliau ir toliau tebesimoko pas įvairiausius mokytojus ir kaupiu tas patirtis. Visą laiką yra ką atrasti, visą laiką. Tai nėra tas dalykas, kaip kokioj matematikoje, kokią temą išmokai ir viskas, ir jau tom pasibaigia. Ne? Tai yra viso gyvenimo patirtis, tu gali visą laiką kažką naujo ir naujo atrasti, eiti gilyn į gilesnius potyrius, į naujus atradimus. Tai va taip kažkaip mistiškai labai atėjo. Visi mano mokytojai pas mane, sakyčiau, labai mistiškai atėjo. Tai gal vėliau aš apie jų jau papasakosiu. Kiek mokytojų turėjai susijusius? Pagrindiniai, pas kuriuos aš taip jau pilnai daug metų mokiausi, buvo 3, visi kinai. Ir buvo tokių, kur kursus kažkokius praeini, praktikas kažkokias praeini, tai buvo daug ir tokių papildomų. Tikrai nuostabių žmonių paįvairinusių mūsų gyvenimą. Tai gal truputėlį neriam gilyn į kas tai yra tai chi, dar pasirašyti tai chi one. Tai Džichuan. Aukščiausias ribos kumštis šitas menas vadinasi, pagal kurį einama. Tai aš apie tos stilius galėsiu papasakoti, kaip tik turiu paruošusi skaidres, kurias tu mums parodysi, tai galėsiu pagal jas ir tiesiog iš eilės taip ir pavardinti. Tik dar norėjau pasakyti, kai tu kalbėjai apie tos delnų pajautimą, delnų šilumą, tai dabar žmonės, žinok, atranda tą žymiai greičiau. Nes vis tiek aš tobulėjau, mokytojai perdavė dar naujas technikas man ir man dabar netgi lengviau padėti žmonėm greičiau atrasti tą pojūtį, jeigu tau truko 1,5 metų, tai dabar kai kurie žmonės net per pirmą praktiką tą atranda. Per pirmą, kiti po savaitės, kažkam, mėnesio galbūt prisireikia. Bet, sakau, tai yra antiek kintantis dalykas ir toks progresyvus, labai greitai augantis. Tai va, tai ateikite kartą. Kartais priklauso ne nuo mokytojo, nuo mokinio nesugebėjimo prieiti tos, nes priešinas kaip apie ką čionai, žinai, nejaučia, susinervuoja, tada kiti reikalai dar ten įsijungia. Taip. Tai ką čia papasakot nori skaidrėse tada? Gerai, taip per lengvai ir įsivažiuojam. Čia matom
meistrą atliekantį Bago Adžian stilių. Jisai eina per va tokį krepšį, per 8 žingsnius yra apeinamas ratas, apskritimas, kur prieš tai matėt, tai šį ženklą, tai šį ženklą, kur yin yang pasidalinusios į skirtingas puses. Tai yra, va šitas. Tai kuris eina aplink krepšį, tai jis ir daro tą 8 žingsnių visą formą, keičiant delnus, keičiant energijų srautus, pasikeitimus iš yin energijos pereimą į yang ir grįžimą atgal. Tai galim grįžti, kodėl aš tą skaidrę naudoju. Todėl, kad man patiko jų patarlė. Kai sako, tas, kuris sako, kad neįmanoma to padaryti, turėtų netrukdyti tai darančio. Ne, tai kai žmogus atlieka tai chi arba dirba su tom energetiniam, pavadinkim, praktikom, dirba su savo kūnu, jis gali atrodyti šono labai keistai, labai, taip kvailai galbūt, ne, jis čia kažką tamposi, ne, atsistojęs tarsi atrodo tamposi. Tas, kuris mato iš išorės, jam gali atrodyti juokinga, kas čia nesąmonės kažkokias daro, arba ten prisitraukinėja kažkur nuo kažko atsistuminėja, kažką užkabina, kažką traukia. Tai, o iš tikrųjų, jeigu jie pamatytų, kiek visko vyksta giliai viduje, kas ten vaikšto, kokios energijos, kokie pojūčiai, kiek žmogus visko išjautinėja, kiek jos smegenys tuo metu pasijungusios dirba, tai jiem nebūtų taip juokinga ir ten būtų aiškiau. Todėl mėgstu tą naudoti skaidrę, kad būtų toks nevertinimas ir nekritikavimas iš šalies, kai tu pats to dar nepatyrė ir nesupranti, apie ką visą tai. Aš girdėjau, tiksliau, neseniai kvantinės fizikos mokslininkai užfiksavo ir nufotografavo va šitą yin ir yang. Pasirodo, yra fotonai, kurie yra susieti, nes kiekviena dalelė yra susieta su kita ir nufotografavo, kaip jie susieti. Ir yra būtent yin ir yang šitas simbolis realiai pamatytas foto nuotraukoje. Tai yra daug, ko dar mes nežinom, kodėl jis toks, o ne kitoks. Tai kažkas su kvantiniu pasauliu. Gerai, tai važiuojam toliau. O, taip ir aš nepadaryčiau. Ir tu padarytum, ne? Gal vėliau, va taip į senatvę. Beveik, nedaug trūksta. Į senatvę, žodžio, ne dabar, bet į senatvę. Tobulėjant. Tai šitą skaidrą naudoju žmonėm parodyti, kokia galėtų būti mūsų senatvė. Mūsų akis pripratusios matyti paliegusius senolius, vos paeinančius, pasilpusius, tokius ligotus. O iš tiesų, tai čia tik nuo mūsų priklauso, kokiais mes tapsime. Ką mes su savim darysime, ką mes su savo kūnu darysim, kiek laiko, dėmesio ir energijos į jį investuosime, tokiais ir tapsime. Kaip meistras Mačiūnas irgi sakydavo, nesvarbu, kada tu pradėjai praktikuoti, nėra skirtumo, koks tavo amžius. Tu gali ir nuo 40 metų pradėti ir žiūrėk, sako, jau 60 metų tu būsi meistras. Priklauso nuo to, ką tu darysi, kiek tu laiko į tai įdėsi, kiek tau bus svarbu tai, ką tu su savim darai, tokį rezultatą ir turėsi. Grįžtamą į ryšį vis tiek kažkokį gausi. Tai va taip galėtų atrodyti mūsų senatvė, jeigu mes su savim dirbtume, jeigu mes stebėtume savo kūną, jeigu skirtume jam dėmesį ir žinotume, kokias teisingas praktikas daryti, kokias technikas naudoti. Tai va galėtume būti. Oi, atsiprašau, garantuotai čia tavo senatvė. Taip atrodo, ne? Nežinau, pamatysiu. Bet einam link to. Iš tiesų, kūnas stiprėja, labai stiprėja. Su kiekvienais metais jisai keičiasi ir dabar yra žymiai stipresnis, negu aš buvau jaunystėje. Kokia aš buvau 20 metų ir kokia esu dabar, yra didelis skirtumas. Atrodo, jaunas žmogus, jisai stiprus, veiklus, energingas. Nebūtinai. Dabar aš žymiai daugiau energijos turiu negu jaunystėje. Žymiai stipresnis kūnas yra negu buvo jaunystėje. Taip kad. O tas stiprumas susijęs su to, kad praktikuoji fiziškai judesius, ar dėl to, kad dar ir energetiškai kažką darai su tais judesiais, turbūt kartu susiję? Yra kartu susiję. O sakai, pavyzdžiui, dabar, jeigu tau yra 60 ar daugiau, ar gali pradėti tai čia praktikas?
Žinoma, aš turėjau mokinių labai įvairaus amžiaus tokio lygio. Tai nuo 16 metų viena jauniausia mokinė buvo mano ir vyriausia turėjau senolę 91 metų. Oho. Tai jinai labai mėgo tas praktikas, visada ateidavo, stengdavosi nei karto nepraleisti. Ir čia nėra skirtumo, kada tu dirbi pats su savo kūnu ir nėra skirtumo, koks tavo amžius, koks fizinis pajėgumas. Jokio skirtumo. Tu dirbi pats su savim. Kiek tu pajėgi, tiek tu su savim ir darai. Tu nepersitemsi, nepersikrausi. Kiek tavo kūnas yra pasiruošęs pats save girdėti, pats savo priešintis, tiek ir darysi. Kodėl aš sakau, todėl, kad judesys yra su pasipriešinimu. Pats savo žmogus sukuria tą pasipriešinimą, iš ten ir ateina fizinis krūvis. Okay. Tai dar galime įti kitą skaidrę, kad paaiškėtų, nes dar truputį spėjo, kas klauso mistiką, apie ką mes šiandien, ne? Na, galim po truputėlį ir įsivažiuoti. Tai iš kur tai atėjo, iš kur kilo, sako, tai kas čia sukūrė šitą visą praktiką, kas čia toks protingas buvo, ne, kad jam šlovė į galvą pastebėti ten kažkokius gyvūnus ir ten gyvūnų judesius atkartoti, čia legendos visokios sklinda. Tai iš tiesų nėra vieno bendro autoriaus, kuris, čia toks, jam gimtų ta mintis. Tai yra, sakyčiau, daugiau iš liaudies žmonių, iš liaudies medicinos atėję, nes judesys yra neatsiejamas nuo sveikatos priežiūros. Tai dažnai už tai atsakydavo liaudies gydytojai, kurie žmonės ne tik gydydavo ten akupunktūrą ar ten žolelėm, bet ir gydydavo judesiu. Jie užsiminėdavo būtent tom čigom praktikom vadinamom, irgi dar pakalbėsim toliau apie ką tai. Tai ir duodavo tuos pratimus žmonėm, jie pasidalindavo, kaip išlaikyti tą sveikatą, išlaikyti sveiką kūną, gerą nuotaiką, pozityvų mąstymą, ne, jiem nebūdavo galbūt tiek depresijų, kiek pas mus šiais laikais, nes jie sveikiau gyveno, jų gyvenimo būdas būdavo visai kitoks. Tai va, o filosofija, kodėl būtent tas tai chi ženklas, tas yin yang pusiausvyra, tai va, daugiausia ją išgarsino Lao Tse, nes jis žino daugiausia žmonių kaip labai gerą filosofą, kurio labai gilios mintis, kaip išlaikyti tą vidinę ramybę, vidinę pusiausvyrą, kaip tapti tokiu minkštu kaip vanduo, kuris visas kliūtis gali aptekėti, kad kliūtims nereikia priešintis, nes vienas į kitą, jeigu trankosi, tai rezultato nepasiekia, nereikia mokėti aptekėti. Tai vat būtent Lao Tse tą yin yang ženklo, pasakykime, filosofiją labiausiai išplėtojo ir išgarsino, nes jis pats per save tapo garsus ir pasklido per pasaulį. Ir dar kitą norėčiau Zhang Sangfengą paminėti, tai Mingų dinastijoje gyvenęs žmogus, imperatorių rūmuose, tai jisai ten buvo galbūt neaišku, ar jis pirmas viską užrašė, apie ką yra tas tai chi, arba tai chi vadinamas. Po to irgi paminėsiu, kodėl mes taip šokinėjom su tom savokom. Vieni sako tai chi, kiti tai dzi sako. Tai tą irgi paaiškinsiu. Tai jisai buvo žmogus, kuris pirmas užrašė arba liko jo rašytiniai šaltiniai, kuriuose sustruktūrizuoti yra judesiai ir paaiškinama, kaip tas praktikas atlikti. Ir kažkiek apie stilius, stilių buvo daug, tiek meistrų, tiek stilių, tai iki šių laikų garsiausios išlikusios yra, sakyčiau, yang, jeigu matot, kaip senoliai parkuose atlieka tokius lėtus judesius, tai ten dažniausiai daromas yang stilius, yra chen stilius, truputį toks rimtesnis, sakyčiau, griežtesnės formos, bet irgi labai labai gilus, labai malonus. Yra, ten ir tėvų sansao, bet mums jie mažiau žinomi, mažiau matomi, yra Senjų čian technika, kur tokia smūginė, tokia sprogstamoji galia, tokia tiesinė. Ir yra bago džan, kaip tik per apsisukimus, per išsisukimą, per kovos menas tarsi, bet jisai aptakus labai, per judesi, per tą, kaip matėm, kaip senolis eina per tą krepšį aplinkui, tai jis yra tas ėjimas ratais. Tai va tokie va. Aš daugiau esu, galbūt sakyčiau, yang stiliaus atstovė. Nors čia net sunku įvardinti, bet ir bago džan mane labai domina, labai gilus, labai toks skanus, sakyčiau. Tai va, tiesiog nėra tinkamų žodžių, kaip įvardinti, toks darai ir kaifuoji, kaip sakant, tavo kūnas darosi lankstus, tvirtas, o
o pats viduje patiri vien malonumą tą darydamas. Va, galim paeiti toliau, kitą skaidrę. Ir vat apie tą yin-yang filosofiją, ne, šiek tiek. Tai, vat, kai tu kalbėjai kvantiniai fizikai, kai ten fotografuoja tos atomus ir tas sudėtinės dalis, kaip čia šitas pasaulis iš ko susideda, tai vat, pagal kinų filosofiją pasaulis susideda iš dviejų priešingų jėgų sąveikos. Taip, jeigu paimtume eterinio lauko savoką, tai yra laukas, iš kurio atsiranda visi elementai, ne, cheminiai elementai kyla. Na, anksčiau tą savoką labai plačiai mokslininkai naudoja iki Einšteino laikų. Po Einšteino tos formulės atradimo šitą savoką išėmė, eterio savoką išėmė ir paliko tiesiog vakuumą, ne, vakuumą supratimą. Bet vis tiek tai yra erdvė, iš kurios viskas atsiranda ir į kurią viskas sugrįžta. Nu, mes žinom, kad nėra viskas vien tik kietos dalelės. Ne? Mes žinom, kad tai yra tiesiog energija, ne? Yra energetiniai krūviai ir jų virpesiai. Tai dabar va, tas yin ir yang irgi ateina iš to lauko. Tai kaip jie pasireiškia? Išnyra vienas ir jam atitinkamai kartu išnyra ir kitas. Ne? Jeigu atsiranda kažkoks krūvis, tai yra teigiamas krūvis ir neigiamas, jam atitinkantis neigiamas krūvis. Tai čia ir lygiai ta pati savoka. Yin ir yang, priešingos jėgos yra priešingų jėgų sąveika, kurianti mūsų regimą vizualų pasaulį. Ir kas yra yin, kas yra yang, ne? Yang yra vyriškos energijos atitikmuo, yin yra moteriškos energijos atitikmuo. Jeigu yang yra toksai greitas, veržlus, aktyvus, karštas, yin kaip tik yra pasyvesnė energija, vėsesnė energija, tokia mėgstantis susikaupti, susitelkti, o šitas besisklaidyti. Ne? Jeigu imtume temperatūrą, karštis yang, yin yra minusas, ne, šaltis. Jeigu yang yra sausumo pojūtis, yin yra drėgmės pojūtis. Nu, tai va taip šitos jėgos sąveikauja. Ir ką mes darom per tai čia? Ne? Mes per tai čia bandom rasti balansą tarp šitų dviejų jėgų. Mes bandom gyventi šilumoj. Ne karštyje, ne šaltyje, šilumoj. Ne? Mes bandom gyventi ne ten, kur labai šlapia ir ne ten, kur labai sauso, ten, kur yra viduriukas, ta drėgmė pasiskirstus mums maloniai, kad būtų. Tai vat ir ieškom tos pusiausvyros savo judesiuose, kad būtų ne tik veržlumas ten, ėjimas į priekį, tu negali visą laiką vien tik eiti į priekį, tu turi grįžti atgal, kad po to galėtum pažengti kitą žingsnį, arba tu turi sukaupti jėgas, sutelkti savo struktūrą kūno, kad galėtum vėl stumti į priekį. Ne? Tai vat visada sąveikauja dvi tos jėgos, yin ir yang, min atgal. Tai vat viena be kitos negali egzistuoti ir tai yra kaip vienis, visada piešiama kaip vienis, nes negali būti vien tik yang. Ir vienas kitame irgi turi vat, po tokį taškiuką, baltame juodas, juodame baltas, tai parodo, kad jie irgi turi vienas kito savybių, kad jie nėra visiškai grini. Kad vienas kitame nešasi vienas kito informaciją. Ir kodėl jie taip gražiai išgaubti? Todėl, kad jie parodo judesį, kad viskas sukasi, kad šitos jėgos sąveikauja, kad jos nestovi vietų, kad jos nėra statiškos, kad viskas yra tarsi ciklai ir vyksta judesyje. Dar jūs čia matote tokias trigramas, aš gal nelabai norėčiau per daug čia gilintis, kad laiko neužim, bet truputėlį, kad būtų kažkiek aiškumo. Tai jeigu matot tos pilnus pagaliukus, tai yra yang energijos atitikmuo. Per pusę perskelti pagaliukai yra yin energijos atitikmuo. Ir čia mes iš apačios į viršų kildami pagal laikrodžio rodiklę galim matyti, kaip iš yin energijos vyksta virsmas į yang ir iš yang grįžta atgal vėl į yin būseną. Tai palengva auga, kyla, didėja, daugėja tos yang energijos, jinai stiprėja. Pagaliukas esantis arčiau apskritimo yra stipresnė energija ir kaip akmenėlį įmetam į vandenį ir nuraibuliuoja bangos, ne? Tai pati pirma banga arčiausia esanti yra stipresnė ir po to silpsta. Taip ir čia pavaizduoja tas energijas, kad arčiausiai esanti yra stipriausia, vidurinė mažiau stipri ir kraštinė galinė yra jau mažiau stipri. Tai matom, kai užgimsta yra yin energija ir tada užgimsta labai stipri yang energija. Tai pavasarį saulė kokie jinai kaitri. Nors temperatūra ta pati, tarkim, 15 laipsnių pavasarį ir 15 laipsnių rudenį. Nu, labai skirtumas yra, taip? Pavasarį mes norim išsirengti prie tokios temperatūros, o rudenį kaip tik norim pasislėpti. O atrodo, stulpelis termometro rodo tą pačią temperatūrą. Tai yra tiesiog energijų skirtumas, pokyčiai, kaip tai yra, kai jis stipri ir kai jinai silpnesnė.
Tai va tiek trumpai apie tai. Galim pabandyti persikelti kitą skaidrę. Ir va dabar į tą mūsų praktiką, jau kai supratom, kad tai yra energijų suvaldymas, kad jos yra skirtingos ir kad tie judesiai kalba apie jų tą ciklą, jų sąveiką tarpusavį. Tai einam į kitą, tai yra Taizi Chuan. Kas tai yra, iš ko tai susideda, iš ko tai susidaro. Vat būtent tai, ką aš praktikuoju ir ką žmonėm perteikiu, perdodu, tai vat, yra tokie lygmenys, sakyčiau, mokymosi lygmenys, tai visada visi pradės nuo Qigong, nuo darbo su ten Gongfu matosi. Tai yra darbas su vidinė energija, dėmesio koncentravimas, minčių valdymas. Žmogus ruošia savo kūną tam, ką jis darys toliau. Tai va ta liaudies medicina, kuri ir duodavo žmonėms sveiką judesį, tai ir yra būtent tas Qigong darbas su savim. Ir kodėl sakom tai Chi arba tai Chi, gali girdėti skirtingas tarmes. Tai yra apie tą patį, bet tai Chi yra iš anglakalbių atėjęs terminas, nes tiesiog anglai taip išvertė ir jie taip vartoja ir jie populiarina ir tai sklinda per pasaulį ir visiems labiausiai suprantama sąvoka. Nes jeigu pasakai tai Chi ten, tai Chi čia, tai ką tu čia maždaug paukščių kalba kalbi ir neaišku. Kai pasakai, tai čia, šitą mes girdėjome, šitą mes visi žinom. Tai vat, nes jie populiarina šitai. O kinai, arba kai teko Konfucijos institute dėstyti, tai ten irgi tu turi, kaip sakyti, oficialiai vadinti. Tai yra Taizi Chuan, taip kaip tarė kinai, taip kaip tai yra verčiama bet yra kaip yra. Ne? Dabar Qigong. Tai yra darbas su energija, kaip ir minėjau, grįžtam prie to pačio. Pabandykim dabar patys pamatyti, kiek mūsų mintys įtakoja pojūčius kūne. Pabandykim pajausti kairį delną. Bet mintis, nieko daryti nereikia, tik mintis perkelkim į kairį delną. Kažkas atsiranda naujo? Atsiranda, ne? Tarsi dilčia, tarsi pradedam jausti, ar pulsuoja ten viduj, ar kažkaip lyg išsipučia tas delnas labiau, lyg kontūrus jo pradedam jausti. Prieš tai nieko nejautėm, nieko nebuvo. Ir dabar tą kairį delną jaučiam stipriau negu dešinį. Ar ne taip? Egle, kaip tau? Aš irgi darau tą taip. Taip, va tai ir yra apie tai. Tai yra, kur mūsų dėmesys, ten ir energija. Tai ir yra tas darbas su mūsų dėmesiu, su mūsų koncentracija minčių, kur mes jas nukreipiam ir ką mes su tuo darom. Tai ir yra sutelkimas, dėmesio sutelkimas energijos į mūsų kūno pojūčius, į sąveiką kūno su aplinka. Ir kai mes paruošiam savo bazę, kai kūnas sustiprėja, kai mes išmokstam labiau mintimis apjungti rankas, kojas ir viską, kas čia, iš ko mes susidedam, tada galim eiti į kitą etapą. Tai yra jau taulų atlikimas judesių. Tai ten, kur Zheng Sanfengas ir užrašinėjo tos Taizi judesius, tai yra judesiai tie iš kovų menų jau. Jie yra pritaikyti kovos menuose, kovos technikų. Ne? Bet jeigu žmogus praktikuoja vien tik tą, nereikia turėti iliuzijų, kad jisai jau čia eis ir ten į ringą kokį ir visus tam ištaškys, nugalės. Tai yra ne apie tai. Jeigu nori tą daryti, yra dar toliau matosi kitos pakopos, dar kiti lygiai, kuriuos reikia kilti. Tai tas taulų yra, kai žmogus atlieka judesį pats su savimi, arba kaip kažkas sako, kovoja su nematomų priešų, ar tam šešėlių kažkokiu. Ne, tai tarsi apie tai, bet lyg mintise žmogus pasikartotų kovos techniką, kovos judesius, panaudodamas tą Qigong įdirbį, kad tas judesys nebūtų tuščias. Kad tai nebūtų, aš jį čia taip tik pastumiau, ne, kad tai būtų per išjautimą, kad aš įremiau, kad mano kūnas, kaip jisai veikia, kaip jisai susijungia su žeme, kaip iš ten gauna jėgą, kaip ją perskirsto, perteikia į ranką ir ta ranka tada klausydama kojų, galvos ir viso kūno, stumia toliau. Ne? Tai, kad žmonės atrastų tą pasipriešinimo jausmą, dažnai duodu gumas patempti. Tada jiem greičiau savaime tarsi susidėlioja viskas, nes tu gali imituoti kiek nori kartų, bet jeigu tu fizinio kontakto neturi, tai kūnas nelabai supranta, jis tik įsivaizduoja. Ne? O kai gauna tą prisilietimą, tada iš karto pats save ir struktūrizuoja.
Taip, o tada toliau, vat, kad tą galėtų padaryti, kad žmogus gautų kontaktą ir galėtų struktūrizuoti save, kad pradėtų jausti savo vidinę ašį, kiek jinai yra stipri, tada mes einam į tų šou praktiką, tai yra jau stumiančios rankos vadinama, tai jau darbas su kontaktu su priešingu žmogum. Tai labai smagi iš tikrųjų praktika, žmonėm labai jinai patinka, nes jie atranda vėl naujus gylius, vėl naujas patirtis, vėl naujus atradimus viduje, tarsi atsirakina kažkokie nauji visai pojūčiai, nauji dalykai. Ir tada jau yra jau standartai, yra jau smūginė technika. Kaip aš sakau, mes pripratę iš Hollywoodo filmų matyti tas scenas labai pagražintas, labai tokias romantiškai besikaunančius žmonės, labai gražiai skraidančius, ten kojas kilojančius ir panašiai. Bet šiais laikais tame nebeliko tokios romantikos, to grožio, tai tiesiog matom tą smūginę techniką ir tiek. Tai čia palieku šitą sferą, sakau, vyram, nes pati pabandyti tenka, bet labai į tą nelendu, daugiau einu per tą sveikatinimo prizmę. Tai va, Žinai, tu kovos menus matai kaip romantiką. Tai kaip įdomi. Ir žinai, tai 91 metų močiutė galėjai pasakyti, kad tu mokysi ne kovos meno, būdama tokiam amžiui, įsivaizduoja, kaip faina. Bent jau pradmenų. Man atrodo, jinai tą jautė, nes labai mėgdavo ateiti. Aš tiek dėl jos pergyvendavau, kad tik viskas jai būtų gerai, nes iš tiesų amžius labai garbingas, o jinai vis ateina ir ateina. Tai va. Apie kinų mediciną, tai va, kaip ir kalbėjau, kad visa tai yra kinų medicinos dalis. Ne? Tai nėra šiaip savo kažkas atskiro, kad va po to po ušų, po kinų, visų kinų kovos menų, to pavadinkim stogo, ne, kur yra daug stilių, tai yra va, ta dalis viena, kur yra skirta va, būtent sveikatinimui ir tai yra kinų medicinos dalis. Neatsiejama, bet to negali būti kinų medicina, jinai apima ir akupunktūrą, ir akupresūrą, ir šildymą mokslą, ir gydymą žolelę, ir va, to sveikų qigong judesių, ne, tai chi judesių. Akupunktūra žmonės jau šiais laikais jau tai nebenaujiena, nebestebins, tai jau jie supranta, kad ten kažkur į tam tikrus taškus jiem beda tą tėlę, jau jie tą žino, jau nebėra mistika, tie energetiniai kanalai ir tie taškai, jau kažkur kažkas žmonėm yra pažįstama. Akupresūra tai yra, kai tos taškus paspaudo, ne, ten pamasažuoja, masažas tų taškų ir šildymas mokslo. Bet šildymas mokslo mane labai nustebino tuo, kad kai aš pati savo bandžiau, savo šeimos nariam, jeigu pataikai su mokslo virš reikiamo taško. Truputį mokslo tai tas, kur su dūmais matom paveikslėlę, ne? Taip, toks kaip cigaras iš pelyno, susuktas džiovinto pelyno cigaras. Ir kai virš atitinkamo taško šildai, kūnas tarsi pats sugeria šilumą į save. Nedegina, nekaitina odos nei kiek. O jeigu bent truputėlį nepataikai, paini į šoną, pradeda svilti audiniai, svilti odą, jaustis karštis aplinkui. Tai labai įdomus toks fenomenas, sakyčiau, kuris parodo, kad tikrai yra ten tie taškai, kad čia neišsigalvojimas. Tai va, o tie judesiai, va, ten jūs matote 8 brokato atraižų komplekso. Tai va, šitas kompleksas buvo... Galim pašokti priekį, parodysiu, koks jis buvo. Čia yra restauruotas paveikslėlis. Priekyje pamatysim, kokį jį rado. Va tokį va jį rado. Jam yra apie 2000 metų šitam audiniui ir jame buvo va, išraižyti, išpaišyti, va šitie išsiuvinėti judesiai. Taip. Ant kiek jie buvo svarbus, kiek jie buvo reikšmingi žmonėm, kad jie juos net įjaudinį, kad būtų kažkoks palikimas. Kad parodytų, kaip save galima sveikatinti, kiek tie judesiai padeda žmogaus organizmui, padeda jo kūnui ir padeda tų energetinių kanalų išjudinimui, kad energija laisviau per tos kanalus tekėtų. Važiuojam toliau. Nebent turi klausimų? Aš turiu klausimų. Kaip, žinai, sužinojo, kad būtent šitas judesys tą veikia? Arba kaip tas judesys tą veikia? Kaip susiję judesių su poveikiu? Bet čia gal sakyčiau, per pačius meistrus, nes tie, kurie dar turi tą gyvą praktiką, gyvą perdavimą, tai jiem ten viskas aišku. Savaime aišku. Būna, kaip randa tokius, iš pradžių juos perduoda sporto universitetui, kokiem tam profesoriam, kažkam ten panagrinėti, padėlioti, bet sako, sportininkai kaip jie daro.
Ai, nu tai rankas iškėlėm, kojas ten pakėlėm, nuleidom, čia taip, kaip mankštelė gaunasi. Bet, sako, ne, čia kažkas ne apie tai. Ir tada tą pačią informaciją rasta jau neša jau tos gyvos kartos, tos gyvos tradicijos meistram. Ir tada sako, paaiškinkit, apie ką iš tiesų tie judesiai. Ir tada pasijungia gylis, to judesio atlikimo technika visai pasikeičia. Atlikimo jausmas, pojūtis atrodo tas pats, lyg rankas kelia, bet nekelia, o stumia. Tai yra skirtumas, kada tu keli rankas, o kada tu stumi rankas, kada tu trauki. Ir jie, kai tą bandė atkartot padaryti, jie jaučia, kur kas vaikšto, kur ką veikia. Ir jie turi tas gilesnės žinias sakyčiau, perduotas iš praeitų kartų ten atstovų, ne? Ir jie viską sudėlioja ir gauna tą informaciją. Žino, čia inkstų kanalui, čia plaučių kanalui, čia, nes jie irgi, tie meistrai, jie nėra, kaip sakyti, tiesiog išmokę fizinio judesio ir sporto ir viskas. Jie yra visapusiški, jie ir filosofiją supranta, jie supranta ir pačią kinų mediciną pagrindus apie tai turi, ir feng shui supratimą, kaip čia viskas tarpusavy sąveikauja, supratimą turi, kaip čia harmoningai gyventi reikia ir taip toliau. Tai jie visą tai sudeda ir jiem savaime aišku. Mums čia, oi, tai čia apie ką čia viskas, jie pažiūri, ai, tai čia savaime aišku, čia apie tą, čia apie tą. Tai vat man pasisekė tokį vieną meistrą sutikau, tai parodysiu vėliau. Tai vat apie tos energetinius kanalus, vat vakarų medicinoje mes irgi mėgstam viską skaidyti tam tikras sistemas, išskirti tam tikrus, vat kraujotakos sistema, ne, cirkuliuoja, ten limfinė sistema, nervų sistema, o kinų medicinai, kitą skaidrę, parodysiu, yra energetinių kanalų sistema, va. Ir jie turi, va, irgi savo sistemą ir jie gydo būtent pagal tai. Aš kalbu apie tą tradicinę senąją, kurią jau virš 5000 metų senumo, taip, kuri tikrai pasiteisinusi. Dabar jie neatsisako šitos, jie labai puikiai derina ir tą vakarietišką mediciną ir šitą tradicinę. Ir jiem labai puikiai ten tarpusavį koreliuoja ir tai, ir kai vyksta tam tikros situacijos, kurias jiems sunku suvaldyti, jie vis tiek grįžta atgal ir pasižiūri, o ką ta senoji išmintis apie tai kalba, kaip galima su tuo tvarkytis. Tai va, tai tradicinė kinų medicina būtent apie energetinių kanalų veiklą. Tai irgi nėra jokia mistika. Tai supratimas, kad per mus teka energija, ne, kad mes cirkuliuojam. Mes turime elektromagnetinį lauką, tai ne naujiena. Ne? Ir visa tai vaikšto, visa ta energija, tas čy vadinama, ne, gyvybinė energija per mus vaikšto. Vaikšto per energetinius kanalus ir tie kanalai atitinka vidaus organus. Tai čia yra vidiniai mūsų pusiai, kaip čia dabar rasti, yin, 3 kanalai energetiniai, išoriniai pusės 3 yang energetiniai kanalai, ant kojų lygiai taip pat iš vidinės pusės 3 yin, iš išorės 3 yang, yra 2 centriniai, vienas per priekį renmai, per galą tumai kanalas, yra, bet viskas, tik tiek atrodytų, ne, bet ten yra daugiau gylių, bet jeigu taip paprasčiau sistematizuoti. Ir kiekvienas kanalas, tarkim, perikardo kanalas, ne, vat, irgi atsako už mūsų širdies veiklą, kaip nuraminti širdį, širdies raumenį. Tai tiesiog yra tų taškų atradimas, darbas su tais taškais. Ir vat, kai mes atliekam judesius, mes aktyvuojam tos energetinius kanalus, mes paleidžiam užsistovėjusius blokus. Nes yra įtampų mūsų kūnuose pilna. Įtampos dėl mažo judesio, įtampos dėl streso, tai čia vos ne visiems. Kiek įtampų kaupės, tai vat pečių zonai, ne, vat ateini pas žmogų ir atrodo užsikrovė, jie ten tiek tos naštos nešasi, kad ten kaip akmuo suspausta būna. Tai kaip energija gali tekėti, kaip kraujotaka ten gali būti gera, po to galvos skausmai iš ten prasideda, ne, tai viską reikia išmasažuoti. Ir dabar kaip mes galim per judesį, galim patys savo, kurdami tokį pasipriešinimo judesį, viską patys išmaigyti, net ten, kur net masažistas neužeina. Po mentimis, po kaulais, kaip organus išmasažuoti. Neįlys ten masažistas, ten gal ir gali kokie osteopatai ten įlysti, kažkiek tą pilvą pramasažuoti, ne, bet pats žmogus savo gali, pats savo padėti gali išjudindamas, išmasažuodamas per atitinkamą judesį, atitinkamą techniką.
Tai vat ir ta energija laisviau pradeda tekėti, tada vyksta harmoningesnė vidaus organų veikla. Keliam. Na jo, čia vat tiesiog parodyta, kaip tie kanalai, kaip jų galima mokintis, čia tokie manekenai naudojami, kaip juos atrasti, nu, kad tai nėra mistika, ne, jau šiais laikais mes turim daug priemonių ir į priekį galim keliauti, parodysiu, ten yra jau dabar net tokių aparatukų, kur suranda, kur tie taškai, jeigu tu nežinai, tau ten jie cypsi parodo, ten irgi nustato tavo, ten toliau, nustato dažnį, aha, tai va. Tai va, apie kanalus daugmaž suprantama, ne, aš sakyčiau. Taip. Jo, kiek įmanoma mums suprasti. Aišku, matom ten tų taškų milijoną, tai, nu, tenai mokslas visas, bet principas gal aiškus. O kas čia? O čia yra jau energetiniai centrai, vadinami energetiniai centrai, ir kai mes atliekam praktikas, kai sutelkiam dėmesį į save, mumise tarsi akumuliuojasi, kaupiasi, koncentruojasi energija. Nu, taip vadina kaip energija. Mano sūnus kartais barasi, nekalbėk tą energiją, žmonės apie elektrą gali pradėti galvoti, bet aš nerandu kito žodžio, kito atitikmens šitam dalykui paaiškinti. Tai, nu, vis tiek tai yra energetiniai centrai. Tai apatinis energetinis centras, ten apačioje keli pirštai po bambą, galim sakyti, tai nėra taškas, tai yra tiesiog erdvė mūsų kūno viduje, pilve, kurioje tiesiog sutankėja. Jeigu mes prikaupiam daug energijos, jinai susikaupia būtent ten pačiam centre, nes tai yra, jeigu pilnai atsistotume, tai yra per viduriuką mūsų kūno centras. Ir tenai koncentruojasi didesnis kiekis energijos. Ir ką jis mums duoda? Kuo daugiau jo turim, tuo žmogus žvalesnis, tuo veiklesnis, tuo daugiau valios turi kažką veikti, imtis kažkokių priemonių, sprendimų, veiklų, sveikesnis jaučiasi. Jeigu ten pakanka energijos, tai kaip ir kalbėjo, kaip raibuliuoja, ne? Kaip banga, kai metam akmenuką, taip ir toliau raibuliuoja ta energija, tai kyla į viršų mūsų, daugiau kaupiasi tada energijos mūsų viduriniam energetiniam centre, ties krūtine. Kas tada vyksta? Tada keičiasi mūsų emocijos. Tada mes nustojam perdėtai reaguoti, sakyčiau taip, nustojam erzintis dėl visko, nustojam galbūt pergyventi ten, kur nereikėtų pergyventi. Tiesiog susibalansuojam, atsiranda tokia vidinė ramybė, vidinė emocijų pusiausvyra. Tu netampi abejingas ir šaltas, bet tiesiog nesitaškai, nebėra to noro bereikalo ten, ar apšaukti, ar apsiverkti, ar ten dar kažką, ar susierzinti. Atsiranda tokia harmonija vidinė. Ir jeigu kyla toliau energija, kyla jau į mūsų, į galvą, galvos sritį, viršutinį dantenį, tai ten jau atsako už mūsų mintis, už mūsų mentalą, už gebėjimą blaiviai mąstyti, ne? Už tai, kad nekauptume visokių minčių, kurios niekur neveda. Yra žmonių, kurie įstringa į tam tikras situacijas ir jie veliasi tos mintis jų galvoje, apie tą patį ir be jokio išėjimo, ne? Tokios tarsi nėra nei sprendimo kokio, nei išeigos jokios. Tai toks kaip rūkas galvoj pasidaro. Tai padeda mums išgryninti savo mintis, matyti, kiek įmanoma reiškinius aiškiau, kokie jie yra, nes dažnai mes vertinam situacijas per savo patirčių prizmę, arba įsitikinimų, arba kažkokių mums įdiegtų vaikystėje programų prizmę matom. Tai šitas dalykas padeda nuo viso to išsivalyti. Tu pradedi nebe taip vertinti, tiesiog paprasčiau viską žiūrėti, skaidriau matyti, skaidriau mąstyti. Irgi tai nėra jokia mistika, ne? Tai tiesiog, kai mes ramus, mes visada kitaip viską matom ir suprantam. Nu, super. Dabar dėl stovėsenos. Čia yra svarbu laikysena. Kai mes atliekam pratimus, mes turime jaustis, tarsi būtume tarp dangaus ir žemės, kaip kokia spiruoklė. Pas žmogų, kas yra judrus? Kaklas judrus, taip, kaklo zona. Per pilvą, gali būti kažkiek per krūtinę, ne? Nes krūtinę galim įtraukti, galim išpūsti per pilvą, per klubus, per kelius ir per čiurnas. Mes per šitas vietas galim pasidaryti tokie kaip spiruoklytė. Ir mes tarsi įsistatom save kaip spiruoklę tarp dangaus ir žemės ir atsispirdami nuo žemės bandom atstumti dangų.
ne, pakelti dangų. Tada gaunasi pats geriausias efektas ir greičiausiai pasiekiamas pojūtis, apie kurį tu ir kalbėjai, kai pradeda šilti delnai ir ten kūnas atranda tokią struktūrą, kurioje gali pats save atpalaiduoti ir panašiai. Tai vat, pradžiai matot, kairiai pusėje ten yra pradinuko poza. Dažniausiai žmonės patys pirmi, kurie ateina ir kurie neturėjo jokių praktikų ar tam nesportavę, ypač jeigu dirbo sėdimą darbą ir nusilpo sėdmenų raumenis, tai jie dažnai palinksta į priekį arba atkiša uodegytę į galą. Tai va čia svarbu atrasti tą spyruoklytę ir arba nepergyventi, kad iš pradžių taip yra, tai yra natūralu, normalu, kad žmogaus kūnas prisitaiko prie tokių sąlygų, kokiose jisai gyvena. Ir tada, kai jau mes pereinam prie veiklos, prie šito sporto, ar, sakyčiau, meno, nedrįstu sakyti sporto, prie šito tradicijos šito meno, tai kūnas palengva save išlygiuoja, ištiesina. Tada su laiku atsipalaiduoja juosmens raumenys, nes jie kaip kompensatoriai susitraukia, kompensuodami, kad sėdmenys nedirba. Ir tada, kai mes save išlygiuojam, vat ir tada, kaip sakiau, pradedam jausti tą tarsi srautą, jau mes tikrai pasijaučiam tą spyruoklytę tarp dangaus ir žemės, kūnas pasidaro stabilus ir kuo stabilesnis kūnas, tuo tvirtesni mūsų judesiai, efektingesni, tvirtesni judesiai. To didesnė nauda ateina žmogui. Kita toliau. Na, va, čia iš Chen Family knygos, Chen šeimos knyga, kur jie patys Chen stilius, ne? Chen stilius, tai kodėl būtent Chen, kodėl Yang stilius, kodėl Wu stilius, kodėl tokie pavadinimai, todėl, kad tai yra šeimos tradicija, šeimos pavardė. Tai Chen stilius yra Chen šeima, kurie tą stilių vysto pagal save ir jie čia savo knygai įdėjo tokį paveiksliuką žmonėm, kad būtų suprantama ir aišku. Centras yra apatinis dantenis, taip, jis yra mūsų tarsi lygsvaros centras, tai jeigu mes pabandytume atsistoti tiesiai, uždėtume rankas ant pilvo ir pasiubuoti tiesiu kūnu, mes iškart matysim, kuri vieta kūne gaudo tą lygsvarą, kuri ją koreguoja ir tvarko. Tai būtent toj vietoj, kur mūsų apatinis dantenis. Ir per mus, kaip minėjau, eina iš dangaus Yang energija, iš žemės Yin energija ir mes turim būti tie tiesus tokie kaip ašis, kad galėtume tą energiją padėti į laisviau praeiti, prasipumpuoti. Matot, kad jinai sukasi, ne? Nėra energija kaip srautas, kaip dušas, nesileidžia kaip dušas, viskas eina per sukinius, per apskritimus, todėl ir tai čia judesiai yra labai tokie aptakus, apvalūs, tokie nekampuoti, ne tokie tiesmukiški. Judam toliau. Aha, čia mato mūsų energetinį lauką, čia tiesiog kaip paveikslėlis, vizualizavimas žmonėm, kad jie suprastų, kad jie nesibaigia ten, kur baigėsi jų oda, ne? Kad jie yra kai kas daugiau, jie irgi raibuliuoja aplink save, skleidžia tą energiją, elektromagnetinį lauką, ten bio lauką, aurą, kas kaip nori taip pavadina. Tai kai mes atliekam tai čia judesius, mes tarsi savo lauku, su savo energetiniu lauku, trinamės į žemės energetinį lauką. Ir gali toliau skaidrę permesti ir ten matysim žemės energiją. Tai žemės elektromagnetinis laukas. Ir viskas, kas šitam pasaulyje egzistuoja, turi savo elektromagnetinį lauką su Kirliano fotoaparatu, su tuo, kur gali pamatyti, užfiksuoti tą esamą lauką, tai jie mato, kad net ir negyvi objektai gali visą tai turėti, ne? Net ir ten kokį raktą pakiša ir raktas irgi spinduliuoja kažką. Vaisiai pakiša vaisių, ne? Kur gyva nuskinta vaisių, kažkiek pastovėjusi vaisių ir mato, kad ten gyvame vaisiuje žymiai stipresnis tas elektromagnetinis laukas su laiku, jau kai jisai pradeda irti, tas ir laukas mažėja, suprastėja. Tai kai mes atliekam judesius, mes su savo lauku trinamės į žemės lauką. Ir gaunasi kažkas panašaus, kaip mes, kaip į vilną kažką, kaip patrinam ir čakšta, ne, krūvis gaunasi, užsikrauna. Tai ir mes užsikraunam besitrindami į žemę. Jos ieškodami jos to lauko savo judesiais. Šokam toliau. Į obuolius taip panašu, kai žemė taip apvilkta. Nu, čia tai. Tai va, ir tas efektas. Ir kai iš pradžių tai gali atrodyti kaip mistika, kaip, apie ką čia visą tai. Ir aš nebūčiau, kaip aš sakau, aš labai smalsi ir mėgstu daug ką patikrinti savo patirtim. Tai pasikviečiau Artūrą Dapkevičių į mūsų vieną treniruotę.
Čia yra vienas žmogaus, kuris labai jaudinosi. Pradžioje kairiai pusėje prieš treniruotę, matom lauką ten apie 70%. Plyšiai, trūkiai visokie, ne, žmogus jaudinasi, žmogus neharmoningas, nesusibalansavęs. O po to, po užsiėmimo, jau praėjo užsiėmimas, ten nepilna valanda, gal valanda ir ten kol įėjo, kol susitvarkė, kol pasiruošė, kol nugrimzdo į judesį, tai va maždaug po valandos, kaip smarkiai pasikeitė jo laukas. Jau ten 91 galbūt procentas, jau beveik viskas užsidarė, patankėjo, taip, tik truputėlį pasaveikavo, truputėlį pajudėjo. Vienas užsiėmimas ir koks stiprus pokytis. Tai... Tas pokytis jaučiasi iš tikrųjų, tu ateini vienoks, išeini kitoks ir nežinai pasakyti, kas, bet pasikeitė. Tai taip, jaučiasi. Ir va tie aptakus judesiai, ir va kai matėte tam paveikslėlė, kai energija juda sukūrio, ne, sukiniu būdu, tai va viskas visatoj sukasi, viskas atlieka, visur, kur yra judesys tarp tam tikrų kūnų, jie tarpusavį sąveikauja per sukinį. Vat mūsų Žemė sukasi aplink Saulę. Saulė sukasi kartu su visa galaktika aplink ją, ne? Atomai taip pat sukasi. Tai nuo mikro iki makro lygmens visur viskas tarpusavį sąveikauja kaip skysčių dinamikoje, ne? Ir viskas ten nuo iki yra per tą judesį. Ir va todėl tai čia judesiai, jie tarsi atkartoja visą tą struktūrą, atkartoja tą dėsningumą, kuriame mes esam kaip sudėtinė dalis viso to. Ir kai mes susiskambam, susiharmonizuojam, turim rezultatą, turim efektą. Ir todėl tai čia judesiai yra tokie per tą sukinį, per apsisukimą. Net ir mes galim akimis nematyti va, tos energijos judėjimo, kaip jinai ten va, tokiu būdu būtent juda, bet realiai, jeigu taip atkreiptume dėmesį, kaip skleidžiasi žiedlapis, ne, irgi per sukinį, kaip išteka vanduo iš kriauklės, irgi per sukinį, kaip vyksta energijų mainai, greičiausiai, patogiausiai, paprasčiausiai per sukinį. Net viršugalvyje turime tuos vadinamus sukūrus, ne, jie tarsi parodo mums, kad būtent per ten, taip vaikšto, taip užkoduoja materija. Materija mums tarsi užkoduoja, gamta užkoduoja ir parodo mums, kaip tai atrodo. Galim šokti kitą skaidrę ir aš tam buvau parinkus tokią gerą nuotrauką, kur matosi, kad viskas eina per sukinį. Tik mes galbūt nepastebim to dėsningumo, akis neįpratusi matyti, pagauti, stebėti, bet jeigu taip tapteltume ir pasižiūrėtume, pasvarstytume, iš tiesų, viskas juda arba iš mažesnio į didesnį, ne? Ir toks gaunasi augimas per sukūrio principą. Matematiškai tai čia Fibonacci seka. Taip, Fibonacci seka, auksinis pjūvis, būtent pagal jį ir juda. Tai va, šiek tiek apie mano mokytojus. Negaliu jam nedėkoti, nes be jų nebūčiau tos, kas esu, ir nesidalinčiau su žmonėmis to gėriu, kurį jie perteikia man. Ir tai yra gyva patirtis, ne? Tai yra tai, ką jie davė man, tai sklinda toliau, ne? Tai neapsistoja ties jais, tai sklinda toliau per pasaulį. Bet pirmas mokytojas buvo Wang Sinas, tai labai, labai mylėtas, labai gerbtas, labai vertintas mokytojas. Ir kaip išprotėję važinėdavom į tas praktikas iš Lentvario į Vilnių 2 kartus per dieną, nes darbai mieste, grįžti namo, susirinkti vaikus iš darželio ir vėl atgal į Vilnių, ten per visą Vilnių į kitą jo galą, į tas praktikas, tai kaip kam pasakodavome, sakydavau, jūs kažkokie nenormalūs. Nenormalūs, bet dabar tai yra kažkas tokio, wow, ko aš galiu dalintis. Nes šitas mokytojas davė man labai daug formų. Ir išmokom ir 8, ir 16, ten Yang stiliaus, 42, ten kardai, vėduoklės, čigong praktikų, visokiausių labai daug sveikatinančių praktikų yra išmokinęs. Labai jisai toks buvo, kur davė didelį kiekį informacijos, didelį kiekį tų dalykų, kuriuose po to aš gilinau savo žinias. Ir vėliau, kai mano gyvenimą atėjo Lengven Mingas, tas jaunesnis mokytojas, negaliu sakyti, instruktorius meistras mokytojas, tai jisai pagilino techniką. Viso to, ką aš jau turėjau, su juo šlifavom techniką, kaip pritaikyti, iš kur tai ateina, kaip
kaip tvirtint kūną, į ką atkreipti dėmesį, kokia turi būti technika vienoje situacijoje, kokia kitoje situacijoje. Nu, tai irgi buvo labai labai gera, smagi su jo patirtis, 3,5 metų oficialiai prasimokėm Konfucijos institute Vilniaus universiteto, tai labai labai esu jam irgi dėkinga, labai smagi patirtis su juo buvo, labai gera bendrauti. Ir po to, kai jau jisai susiruošė išvykti į Kiniją ir jau nustojo vesti, jau nustojo įsivesti ir galvoju, nu ką dabar daryti, jau reiks į Kiniją važiuoti, nes norisi dar kažko, dar daugiau, dar žinių, jaučiu, kad trūksta dar tą integruoti būtent tą energetinį įdirbį į judesį, va šito dar truputį trūko. Ir tada po kelių mėnesių, kai su juo nutraukėm praktikas, į mano gyvenimą pasibeldė Naujučiūnas. Va būtent tas meistras gyvos tradicijos, kuris nuo vaikystės augęs tarp instruktorių, kovos menų, tarp taičistų, jo dėdė buvo irgi taiči mokytojas. Tai visą laiką, net sako, juos anksčiau keldavo 5 ryto, nes buvo laikas, kai tie dalykai buvo uždrausti Kinijoje. Per kultūros revoliuciją visi ten tie meistrai, jų praktikos, viskas buvo uždrausta, buvo neleistina, nepriimtina, netitiko standartų, netitiko normų. Ir jie keldavosi 5 ryto, pasislėpė iki 7, praktikuodavo ir po to jau kartu su visais miestelėnais, kaip niekur nieko, toliau tęsdavo savo dieną, savo laisvą laiką. Tai va šitas žmogus išsaugojo tą tradiciją, išsaugojo tas žinias ir kai jam parodė atrastus vienos imperatorės užrašus apie judesius, jau po to jam atnešė, tai jisai, sako, tas apie tą, tas judesys apie ten ir tai įgavo visai kitą efektą, kitą netgi kokybę. Ką jums dar atrodo, kaip kažkas smaugia jį, ar jis čia norėjo kažko? Čia praktika. Jisai čia parodė, taip, čia teisingai, čia jis smaugia, jisai sako, smaukit mane. Jis labai linksmas, labai charizmatiškas žmogus, jisai mėgsta per save, vienintelis žmogus, kuris leido save čiupinėti. Nes sako, jūsų akis niekada nepamatys to, kas vyksta viduj. Jūs stebėkit, jūs čiupinėkit, jūs žiūrėkit, kur kokie raumenys turi dirbti, nes jums atrodo vienaip, bet jūs dirbat visai su kitom raumenų grupėm, negu reikia iš tiesų. Ir sako, teikit, palieskit, ten stovyklai, Zakarpatėj, matot, irgi būna tokias, mes irgi dalyvavom, atvažiuoja žmonės, palapinėse gyvena 10 dienų tenai, kartu visi nuo ryto iki vakaro praktikuoja, treniruojasi ir prieina visi ten pračiupinė, o čia prie kaklo, tai sakė, smaukit ir aš jums parodysiu, kaip apsaugoti pačią jautriausią zoną kūne. Pati jautriausia ir silpniausia vieta tai yra kaklas, pažeidžiamiausia. Ir kaklą reikia stiprinti, tai yra labai svarbu. Ir sako, dėl ko ir kaip anksčiau stiprino, dėl to, kad neužsmauktų, ne? Jeigu tai padaro tokį judesį, kad galėtų net sutraiškyti priešininkų pirštus, kaulus. Sako, meistrai net graikinius riešutus va šitaip spaudydavo, praktikuodami, tvirtindami savo kaklą. Ne, arba netgi va ten įsibesdavo kokią ietį, įsidurdavo ir jis irgi mums demonstruodavo, kaip lasdą įsikišdavo ir su šita vieta jisai lankstydavo stovyklais mums lasdas. Tai toks nerealus meistras, labai labai gilus ir būtent tą atnešė, kad aš turėjau jau kaip koks paruoštas indas, jau turėjau tą struktūrą, tą visas formas, kiek įmanoma, beveik, ten, kiek galima per tą laiką išmokti. Tada turėjau tą techniką kažkiek jau atidirbtą, pagilintą. Ir jisai man pasakė, parodyk 16 formą ir aš jam parodžius, taip žiūrėjau. Ir taip jis rusiškai, ničego nėtų, sako, nieko ten nėra tavo judesiuose, aš kaip, tai ašgi čia stengiuosi, čia lyg ir energija kažkiek jaučiasi. Ir tada su juo pradėjom dirbti 3 metus konkrečiai, labai gerai buvo tas COVID-as. Iš tiesų, nes tada jie įsteigė mokyklą online, nuotoliu ir mes 3 kartus per savaitę, 2-3 būdavo pasijungiam ir po 1,5 valandos, po 2 kartai šlifuojam vieną kažkokį judesį, kol jis neįauga į vidų, kol tu neperpranti ir nesupranti apie ką tai ir kaip jį atlikti taip, kad jis jau būtų užpildytas, kad nebūtų vien tas tuščias, kaip jis iš pradžių sakė, kad nieko nėra.
Tai vat, labai labai nuostabus meistras. Teko man irgi pas jį būti stovykloje kartu su Edita ir Edita yra vienintelė, kuri jį supranta, nes jisai gyvena Ukrainoje daug metų ir jisai kalba kažkaip kapota rusų kalba ir nieks nesupranta net kas ir moka rusų. Tai Edita buvo vertėja visiems iš jo kinų rusų į Rusų lietuvių iš žmonių kalbą tai išversti. Taip. Jos Būna labai- šiandien irgi atgal kalbu irgi tokia pat laužyta kapota ta rusų kalba, taip kaip jisai supranta ir žmonės galvoja, kad aš nemoku rusiškai. Ir jie bando po to mane dar pataisyti ir gaunasi tokios labai juokingos situacijos. O kiek jisai laiko toje Ukrainoje gyveno? Nu, dar ir karo metu dar gyveno? Suprantu, kad nuo 90-ų tai tikrai labai daug. Labai ilgas laiko tarpas. Gerai, važiuojam toliau. Nes jau perkopėm valandą, tikiuosi dar įdomu klausyti. Ir čia kaip klausyti ir klausyti, bet reikėtų ateiti pasidėti į praktikas, kad iš tikrųjų išsisavinti per judesį. Ką dar gali papasakot, kas dar yra Čia svarbus? dar idėjos 5 elementų teorija užsiin ratą, bet galbūt jau nebeverta į gilintis, nes tai irgi yra iš tos kinų medicinos dalies, iš tos ryties tie žemiškieji elementai, kaip tarpusavyje koreliuoja ir kaip organai tarpusavį sąveikauja, kaip tos energijos kinta. Bet čia gal šį kartą labai nesigilinsim į tai, tiesiog ir taip jau sakai, mes perkopiam tą laiką. Praktikų metu aš žmonėm, kai kalbu, kad aktyvuojam tokį kanalą, mes, kai šitą teoriją suprantam, mes suprantam, kaip jie tarpusavį sąveikauja. Mes suprantam, kad jeigu pas žmogų yra per daug ugnies, reiškia, arba tai yra problema su širdim, ne? Tai nebūtinai gali būti kalta širdis. Tai gali būti per silpnos kepenys, kad nedaduoda energijos, arba gali būti, kad su inkstais irgi kažkokios problemos, kad nelėsina tos ugnies, ne? Kad nėra tarpusavį sąveikos, kad nėra harmonijos. Tai čia tiesiog liko šitą skaidrį iš ankstesnių mano darytų, tai galim tiesiog pabandyti galbūt peršokti į praktiką ir pabandyti padaryti patiems kažką, paieškoti, apie ką mes čia dabar kalbam. Kas čia per judesys, kaip jį galima atlikti. Ne? Aš žmonėm dažnai sakau, kad duokit man bet kokį judesį, kokį jūs mėgstate daryti ir mes iš jo padarysim tai čia judesį. Tai vat vakar per pažintinę treniruotę vienas vaikinas sako, o aš tai, pavyzdžiui, mėgstu ražytis, sako, ražytis. Sakau, gerai, nes tai čia judesį irgi yra šiek tiek apie tą ražymąsi, nes jis yra atliekamas pasipriešinimą išgaunant ir kai ražomės, mes irgi patys savo priešinamės, atkreipkim dėmesį, ne? Jeigu mes, tai iš kur tas tempimo jausmas atsiranda? Nes mes patys pasipriešinam savo judesiui. Ir va tie tai čia judesiai irgi yra apie tą priešinimąsi. Tai netgi va tas ražymosi judesys, aš pabandysiu šiek tiek atsistoti. Gali būti atliekamas, kaip pasiražiau, tas irgi labai gerai, kuo daugiau ražykitės, atsikeliat ir būtinai prasiražykit visada. Taip. Ir kitas gali imituoti, ne, va šitaip. Tai kad nebūtų tik va šitaip tuščia, mes galim paimti rankas, pajausti, kad čia yra kažkokia siena, ar kažkokios gumos įtemptos tarp lubų ir grindų. Mes į tas gumas įsiremiam, kojom įsispiriam į žemę ir bandom tas gumas tempti. Tempiam, tiek, kiek malonu, kiek mums leidžia, tiek, kiek kūnas leidžia. Tada vėl pakeičiam mąstymą, pakeičiam tokį pojūtį, kad gumos yra iš priekio. Mums dabar jas reikia tempti į priekį. Ir tempiam palengvai į priekį, tol, kol nedingsta jėga, kol nedingsta pasipriešimas. Jau dingo, reiškia, ten turim sustoti ir grįžti atgal. Ir gaunasi toks, tarsi mes įsiremiam, save atstūmėm, save partraukiam. Save atstūmėm, save partraukiam. Kad efektas būtų stipresnis, turim dėmesį nukreipti kojas ir daryti tą, kaip minėjau, spiruoklytę, kad visas kūnas kaip spiruoklė šitą įsispyrusi tarp dangaus ir žemės, padėtų rankom atspirt ar traukti. Įsispiriam ir atsispirimo metu stumiam. Įsispiriam į žemę, atsispirimo metu stumiam. Jeigu padarysit taip pat, man tai jau ir nereikia ieškoti, iš karto atsiranda, bet jeigu padarysit kokią minutę,
minutę pastumdysite, 2, mes kažkada ir valandą stumdydavom, atsistodom, tai per valandą stumdom, kol neatsiranda tas tikras gilus jausmas, apie ką jis turi būti, tas judesys. Jeigu vieną kartą atradom, kitą kartą jau padarysim iš karto. Tai kaip dviračių važiuot. Atradom, kaip rasti balansą bejudant, kitą kartą atsisėdam ir iš karto važiuojam, lygiai tas pats su judesiais. Dar galim pabandyti aktyvuoti delnus. Ką reiškia aktyvuoti? Tai vėlgi dėmesio nukreipimas į juos. Delnų struktūrą, kaip išgauti teisingą, nes kiti įsitempia ir būna, tokie pertempti arba ten tokie stiprus arba labai plačiai padaro. Kad būtų delnas nepertemptas ir nepasyvus, tai galim jį uždėti ant galvos, taip kaip veduoklė. Pirštai šiek tiek prasiskėtę ir su šita forma nuėmė nuo galvos. Egle, ko nedarai? Oi, reikia daryti. Šitai uždėt. Ir jau turim struktūrą. Iškart kažkas tarsi atsiveria viduj. Bet toks gilus pojūtis, gilus jausmas atsiranda. Tada galim įsivaizduoti, kad tarp mūsų rankų yra gumelės. Jeigu turit gumelės, būtų dar geriau. Dabar aš čia neturiu paruošusi. Ne, neturiu. Galim įsivaizduoti, kad gumos priešinasi ir mes į jas įsiremiam. Gumos, kodėl gumos? Nes jas galim tempti. Ir turim atrasti jausmą, kad mes jas tempiam ir spaudžiam. Irgi su ta pačia vidinė spiruoklė, atsispirdami nuo žemės, tada bus didesnis efektas. Rankos juda ne tiesiog per sąnarius, per čia visur, ne? Bet jausmas yra, kad juda iš nugaros, tarsi visa nugara mums bando atsiverti, kaip tos dvigubos durys, kur bandom atverti. Tai rankas bando atverti visa mūsų nugara. Ir suspausti. Ir jeigu jausmas yra nugaroj, tada jis yra teisingas. Jeigu jausmas tik čia kažkur, reiškia, čia mums labai greitai pavargs. Jeigu jau mums kažkur čia vargsta, pečiai, dilbiai, dar kažkas vargsta, viskas. Reiškia, kažkas negerai pas mus yra, neteisinga laikysena, kažkur užspaudžiam. Tada reikia kiek įmanoma giliau pajunginėti ten į nugaros pusę, per mentis. Ir tada pojūtis tarp delnų bus visai kitoks. Tarsi pulsacija, tarsi skrusdeliukai bėgioja, tai yra normalu. Lyg kutena, lyg norėtųsi pasikasyti. Tai yra gerai. Ir vien tik šitų praktikų, jeigu nieko nedarančiam žmogui, kuris labai labai tingi kažką veikti, užtenka bent truputėlį pasipraktikuoti keletą minučių iš ryto atsikėlų, jau bus kitokia diena. Jau jo mintis bus nukreiptos tyrinėti pasaulį visai kitaip, kitų kampų viską matyti, kitaip stebėti, nes jis jau bus jautresnis, jis bus dėmesingesnis. Jo dėmesys nebebus toks išblaškytas per visur, kartais kur neturi būti. Ne? Ir mintis, kurios buvo kažkokiose problemose, pradeda grįžti atgal į kūną. Dėmesys pradeda grįžti į vidų ir žmogus kitaip. Kai jis yra viduje, kai yra susikoncentravęs, jis ir situacijas kitaip mato, ir veikia kitaip iš kitos būsenos, net vairuoja kitaip iš kitos būsenos. Ne? Labai dažnai žmogus gyvena tokiam pašaliniam triukšme. Ten fonas, ten muzika įsijungia, ten radiją, ten paklausyti, ten žinias kokias ten. Ir jis toksai, įlenda. Ir nebėra savęs pajautimo, nebėra to, kad save girdėtų, kad jaustų, kas vyksta viduj. Ir jeigu dėmesys ne viduj, tai ir energija ne viduj. Ir tada atsikelia ryte ir miegojau, bet pavargęs, ne? Lyg ir išsimiegojau, lyg nebuvau pabudęs, bet kažkoks nuovargis jau atsikėlus. Tai tokiu būdu mes padedam grįžti savo energiją, savo dėmesį atgal į kūną. Tai net ir toks judesys ryte padarytas vienas jau daug sveikatos ir energijos priduotų, taip girdžiu. Taip, net ir toks. Aišku, jų yra daug, yra begalės ten ir su kojom, ir su rankom, ir ten. Viena ausim girdėjau kažką, kad pradėsi rengti video formatu kažkokias mažas pamokėlės, kad galėtų visi, ryte atsikėlę, nežinau ką daryti, įsijungiu ir žiūriu, Edita parodo judesį. Galima jau
per vieną dieną vieną judesį išmokti ir žiūrėk jau po metų jau galima būtų. Tai jau dabar tikrai turėsiu taip ir padaryti. Tai buvo minčių, galvoju, dabar vis tiek, kol kas, kol nevedu nuolatinių užsiėmimų, kol kas esu padarius pertrauką, tai galvoju, kad žmonės, taip, neužsimirštų, galbūt jiem trūksta, galbūt ilgis tų dalykų, galbūt kiti galėtų atrasti, žmonių tai yra daug, norinčių daug, buvo žmonių, kurie rašydavo, skambindavo man iš kitų miestų, kurie sakydavo, tu pas mus net važiuosi, to mes taip norim pabandyti. Tai galvoju, bent po truputėlį kažką tokio, kiek galiu duoti, kad pabandytų, pasisemtų, padarytų, atrastų kažką. Labai sunku vesti nuotoliu šitus dalykus, nes vis tiek, kai tu prieini prie žmogaus, tu matai, kokia jo laikysena, ar jis teisingai stovi ar ne, ar jis save vargina, ar jis atsipalaidavęs daro, ateini pataisai, duodi pasipriešinti, tada iškart jau jam savaime susidėlioja. Tas visada fizinis kontaktas yra 100 kart geriau, ne? Bet tu gali duoti ir per nuotolį, tai nors kažką žmonės gali savo pasimti, tai vis tiek bus kažkiek geriau negu nieko. O jeigu taip susidomėjo, kaip tave rasti, kurioje vietoje esi socialiniuose tinkluose? Tai per Editą Simanavičienę, per mano profilį, visą informaciją aš dalinuosi pagrindę susijusią su savo veikla ir ten nekraunu visokių ten dalykų, kas su tuo nesusiję, dažniausiai stengiuosi perteikti tai, kas svarbiausia, kas atitinka tai čia ar ten tam tikrus kitus dalykus. Facebooko profilį čia turiu omenyje. Nes taip pas mane gaunasi toks beveik kaip ir veiklos, ne tik asmeninis, bet ir kaip veiklos kartu viename. Ačiū tau, Edita, labai išsamei ir kaip visuomet labai įdomiai. Ačiū tau. Ačiū, kad daliniesi, ačiū, kad žmonėm skleidi daug įdomios informacijos. Kad čianai būtų nusikaltimas neskleisti, nes viskas, kas padeda, netrukdo. Taip, tikrai taip. Ką palinkėtum išsiskiriant mums šiandieną visiems, kas žiūrėjo? Sugrįžti į save. Neieškot savęs kažkur ten, nes žmonės mėgsta savęs kažkur ieškoti. Mes jau čia, tik reikia tą fokusą truputį atgal į save. Sugrįžti į save. Aha. Ir kai fokusas sugrįžta į save, mes tada visai kitaip pajaučiam ryšį ir su aplinka. Įsigauna visai kitą kokybę. Ačiū tau labai, ačiū visiems, kas klausėt, žiūrėjot ir nusekite Editą, jinai keliauja po Lietuvą, vis kažkaip juda, kažkur pasirodo, veda užsiėmimus ir gal online pasirodys tuoj pamokėlės, ne? Galbūt taip. Gerai, ačiū labai visiems ir iki. Ačiū, iki.